studiją ir čia su mūsų svečiais, ponia Virginija Baltraitienė, Sauliumi Stoma ir Arkadijų Vinokūru, mes svarstome, kaip valdžia elgsis su jos įvardinta, šiandien aukščiausių valstybės pareigūnų įvardinta minia. Aš noriu klausti Sauliaus Stomos, taip pat ir Arkadijaus Vinokūro, ar būtų įmanomi tokie pareiškimai vakarų įprastose tokiose demokratijose? Danijoje, pavyzdžiui, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, kai pareigūnė, parlamento skirta pareigūnė, pasakytų viešai, kad šitos minios diktatui aš nepasiduodu, prieš vienokios ar kitos minios spaudimą aš protestuoju ir išeinu, šitaip valstybei būti negali. Retorika pati. Na, akivaizdu, kad jeigu pareigūnė sako, kad mane spaudžia politikai, tai jau yra visiška nesąmonė, nes politikų pareiga, mes ją paskyrėm, mes turim ją ir kritikuoti, ir kontroliuoti, ir tai mūsų konstitucinė ir teisė, ir pareiga. Antra vertus, mes, normalūs politikai, aš turiu galvoj normalius politikus, norim, kad visuomenė mus palaikytų. Todėl visuomenės balsas mums irgi labai svarbus, mes turim jį įsiklausyti. Galim pasiginčinti, galim tą pusę palaikyti, bet jeigu mes sakom, kad visuomenė yra minia ir mums tas balsas visiškai neįdomus, tai reiškia, mes nesam demokratiniai politikai. Mes esam tokie dar posovietiniai, kažkokie neaiškus politikai, kurie bando primest visuomeniai, primest savo valią. Mes protingesni, mes pasakysim, ką reikia daryti. Mes pasakysim, kur yra teisingumas, kur yra tiesa ir mes viską žinom. O minia, aš irgi vartoju tą negerą žodį, minia nieko nežino ir viską reikia išaiškinti. Tai va mūsų tas politinis elitas daugumoj atvejų mąsto būtent taip. Gaila yra ir to žurnalistinio, žiniasklaidinio elito, kurie gal ir dėl konjunktūros, gal dėl tam tikrų grupinių interesų irgi palaiko tą niekinimą, visuomenės niekinimą. Kas dabar pas mus vyksta? Tai tiesiog niekinama visuomenė. Tyčiojimasi ten 400 parašų atnešta, peticija buvo internete, pasirašė keliasdešimt tūkstančių, ten tik tai buvo kur raštu surašyti parašai atnešti. Bet to užtenka internete pabūti ir pamatyti, kad visuomenės dauguma masto taip, kad tą mergaitę reikia apginti. Kokiom priemonėm tai jau bandyti reikia teisinėm, bet jeigu visi įsitikinę, kad ta mergaitė, kas bent jau matė medžiagą, kad tikrai buvo tvirkinama, o kažkas pasakys, kad ne, to nebuvo ir bandys viską užgniaužti, tai tikrai visuomenė pakils. Aš tą garantuoju ir aš tame pakilime dalyvausiu. Jūs sakėt,